Va šitie šikniai mums trukdo. Čia daug sniego. Galime nufilmuoti kaip čia. Įklimpom. Kaip pusnikė, nesitikėjau, kad pakabinsiu roverį, bet pakabinau. Aišku, dėl to, kad nesitikėjau įvažiavau, kai bailiukas iš lėto eina savo, bet nieko, roveris gerai, orinė važiuoklė, padarom aukštyn, žemyn ir tada iš lėto pats išropoja. Aišku, biškį su kastuviuku prasistumdžiau, nes. Čia šitas pusniai. Sveiki visi, išvažiavam su Augustu truputį palaužyti roverio ir paieškoti supustyto sniego, kad pasportuoti žiemą lauke, grynam ore, paklausyti traškančių granatų klaksėjimo, na ir žinoma, kur nors rimčiau pakibti ant pilvo. Kokia žiema, jei neįklimpai, sniego pusnyje. Kas žino geležinkelio ženklus, toj privažiuosim tunelį. Atvykom. Kažkaip į kitą pusę bandysim perlėkti. Čia jeigu ką traktorius skirtas. Tuneliukas. Toj stogas bus pilnas sniego. Čia slidu. Labai minkšta ir slidu. Šiek tiek kimbam. Bėda ta, kad mašina važiuoja pati. Važiuoja, bet vairuojas pati. Bet čia purus sniegutis, tai štai wow. Nesitikėjau tokių pusnų.
buvo įtampėlės, nes vairuoti sunku su viena ranka. Bet mums pavyko. Nu, daviški. Na gerai, bandom įveikti tą paskutinę pusnį. Ne, su tiek mes čia nepravažiuosime. Reikia labiau įsibėgėti, nes ten biški gilu. Skersi, važiuojame visi. Laisvė. O čia netikėtai radome didžiausią pusnį Šiauliuose. Savaime suprantama, važiuosim. Ir viskas. Net durys neatsidaro. Tu nelipk, Augustai. Tu tik nelipk. Va taip, sugebėjau jį pakipti. Čia, kol vaikščiojom ratais aplinkui mašiną, tai batai pilni sniego, nes sniego virš kelio šitoj vietoj. Galvojau pravažiuosiu, bet panašu, kad tiesiog variklio apsauga pradėjo slysti per sniego viršų. Ratai kybo ore, va, koks tarpas. Galima net variklį pamatyti per tarpą Harkos. Pasiėmiau kastuvą iš bagažinės, tai reikia, nežinau, biškai apsidaužyti sniegiuką. Nes dabar čia gazuotai jaučiu, kad granatas pamėsiu, jeigu bandysiu labai sukti ratus. Ką darom? Traukiam su gerve ar kasam? Kasam. Šūdas, nu. Pašiupeliuokim. Sportas. Da, gerai, kad nedaug čia reikasti. Nu, va, duris tuoj atsidarys. Atrodo daug kas jau, bet naudosiu dar kol kas jokios, nes dugną tai nieko neatkasiu, tik šoną. Visos linksmybės tai po mašiną. Ant kelių. A, čia biškiau daugiau sniego. Jeigu pavyktų pavažiuoti atgal, galėtume kartuoti. Nežinau, čia pavyks atgal pavažiuoti. Pailsau ir aš.
O, čia biški žemė kasas. Tas gerai. Tai kažkaip tai iš dugno biški sniegą iškrapštyti. Ir tada galėsim varyti atgal. O, kurva, čia ne vien tik sniego. Taip. Čia mūsų išsigelbėjimas. Jeigu užsikabinsime purvą, gal išvažiuosime. Va šitie šikniai mums trukdo. Čia kaip ledą daužyti, tik tais sausiau. Geras, čia galėtume. Jeigu ką, čia galėsim nakvot po mašiną. Yra. Bus būstinė mūsų. O jeigu neišvažiuosime. Šilta bus. Jo, šilta, pasišildysime. Neblogai jau. Atlaisvinam. Gal kažkiek pajudės. Bet nors miški pajudės, tai gerai. Nu, pabandykim pajudėti. Pavargau. Nu, pažiūrėkim, kas gero. Ai, neblogai. Nėra blogai. Biški padeginom. Reik prasistumdyti, kad atgal važiuot būtų lengviau. Jėga, mes laisvi. Jėga, Augustai, mes laisvi. Nu kaip, va, bandom važiuoti per kiaurai. Kaip tu nesušalęs? Ką, žinau, biškį sušalom, tai vakaras šitą 1,5 metro, nu bent jau metro pusnį paliksiu ateities kartoms. Nu, būtų viskas gerai, jeigu būtų purus sniegas, bet va, aš ant sniego pusnies, nežinau, čia matosi, ant sniego pusnies, kur yra metro aukščio stoviu, kuri laiko mano svorį kuo lengviausiai. Bent jau išsilaisvinom, tai manau, kad šiam kartui per akis. Išsilaisvinom savo jėgom, su kastuviuku. Vis tiek tikslas buvo įklimti, man atrodo, pavyko su kaupu. O įklimti ir grįžti namo, tai tobulas variantas. Vieną dieną vratai pilni purvo, kitą dieną jau sniego. Nice. Nice, nice, nice.
dar neišjungėt video, o jums būna taip, kad atsibundi ryte galvoji, aš dar turiu nesuvestų santykių su ta viena pusnim. Tai va, kita diena, bet aš vis dar toj pačioj vietoj. Atvažiavom su Augustu pažiūrėti, kaip čia vis tik atrodo. Galbūt netgi bandysim įveikti. Gerai, apsižvalgau. Kur apsisuksiu, jeigu apsisuksiu. Čia iš tikrųjų visas kelias pilnas, be kiek sniego. Augustas net nebeįgriūna į tą sniegą. Aš tik tai kartais įgriūnu. Nu, bet reik pabandyti. Kad jau atvažiavom, reik pabandyti. Mes čia niekur toli nenuvažiavom vakar. Nežinau, gerai darau. Jaučiu, kad ne. Neįklempa šį kartą taip lengvai. Šaunuolis. Turbūt tik lems. Visiškai nesutrypiau, tiesiog prašokau. Ei. Oi, ragas, Augustai, nėra kur net apsisuk čia mum. Jėzus Marija. Prisidirbau. Gerai, pravažiavom, bet labiau prašokom nei pravažiavom, ne? Dabar reikia kažkaip čia apsisukti, bet aš jau pakibau ant pilvo. Gerai, dabar reikia kažkaip pilvo atkasti. Istorija kartojas. Čia į priekį nėra ko temptis, mum tai reikia atgal. Gerai. Atlaisvinom. Dabar šitą pusę. Puikiai mankštelė. Sausio mėnesio sporto klubas. Atsikask visur iki. Tai ta didelė dar reikės grįžti kažkaip. Ten irgi nebus lengva. Bet pradžiai reikia kažkaip apsisukti. Nu, pabandykim pavažiuoti atgal. Nu, biškį juda, tas gerai. Purva kasi. Tai gerai, jeigu pasikasėm iki purvo, tai nėra blogai. Čia nebe pritkelnių reikia. Nereikia šitų pritkelnių. Kas tavo dabar reikia? Gerai. Čia gal jau neblogai atkasėm. Nu, bandom dar. Iškirti. Turėtų geriau jau dabar sektis. Pabėgom. Dabar reikia čia apsisukti. Kad apsisukti, reikia daryti sniegą kasti. Ai. Kastuvas.
Čia va tokie sniegai, ant kurių ir pakimbi. Jie jau kieti. Jau va, ir dideli gabalai čia įsikūrė. Didelį suspausti sniego gabalai. Aš čia pakeisiu. Wow. Goodbye. Jėga, Augustai. Apsisukom, davai einam. Biškį apsidaužysiu išvažiavimą ir varom namo. Va taip atrodo mūsų pabėgimo zona. Provėžų gylis koks, nežinau, kem centimetrų. Būtų purus sniegas, būtų kaip ir dzin mašinos 3 tonų svoris susitvarkytų su juo. Bet kadangi čia jau pusnis su amžium, tai yra ką veikti. Šitą pusnis netgi roverę svorį atlaikė, tai jo. Čia gal nuo lapkričio mėnesio dar tas sniegas. Kas su ten, kur matau, kad dugnas braukės. Praktiškai visur braukės. Eina savo. Oi. Kaip čia linksma. Niup. Kaip čia sunku. Man čia sėdėti ir filmuoti. Tai va, vargšas. Ir įklempam. Reikia greičio. Taip pat. Ar daug pasitikėjau savim? Wow. Mums reikia greičio. Gaza. O, ir išvažiavo. Taip, Yeah, boy! gražiai man prastumdė. Mums pavyko. Sniegą prastumdė. Tobulą. Sniegą prastumdė ir gerai. Ir gerai. Mums pavyko, Augustai. Pavyko! Jeigu turi 30 cm prošvaistą, gali be problemų grįžti namo. Nežinau, sunkiai čia grįžti namo. Pasiėmėm kastuvą, įvarom namo. Eina savo. Gerai, neužtrukom ilgiau. Nei norėjom. Gerai, kad grįžom. Parodėm tai pusnį, kas yra, kas kietesnis, roveris, pusnis. Roveris kietesnis. Visada smagu yra įveikti kliūtį, kad ir kitą dieną nieko tokia. Nereik skubėti. Kaip ten anglai sako, take your time. Gerai, įsikišam į vos atsidarančią bagažinę sniego kastuvą. Nu, bent britkelnių šiandien neprireikė. Sivalom numeriukus, kad policija nepyktų. Ir namo. Ačiū, kad žiūrėjot. Ate.